Sveiki susirinkę, tai gal norėčiau truputėlį vis tik tai dėmesio. Praėjau 4 minutės pagal darbotvarkę, tai kad taupyti laiką mūsų pranešimui ir galimoms likusioms diskusijoms, tai aš tada kvieščiau pranešėją, urbanistą Martyną Marozą ir iš karto perėti prie pranešimo, o jau kas prisijungs vėliau, tai prisijungs. Tai taupydami laiką, tai Martynai, prašau. Sveiki visi. Malonu, kad susirinkot profesionalai, merai, ir dviratininkai, ir kelių projektuotojai ir visi kiti. Ir šiandien mano pranešimo, aš pats esu Martynas Marozas, urbanistas. Taip, jeigu trumpai, tai pagrindė dirbam su beveik visais Lietuvos miestais. Ir labai dažnai susiduriam su tokiu požiūriu, kad gatvė tai yra toks transporto koridorius nuo A iki B. Ne? Bet mes kaip urbanistai, tai su tuo šiek tiek nesutinkam. Ne? Ir šiandien mano pranešimo tema, kad iš tikrųjų infrastruktūra yra viešoji erdvė. Ir galbūt mums reikėtų taikyti panašius kokybinius standartus mūsų gatvėms ir keliams, kurie būtų palyginami su tokius standartus, kuriuos mes taikom, pavyzdžiui, mūsų miestų viešosiom erdvėm. Ir kodėl? Tai jeigu taip nusikeltume į 18 amžiaus vidurį, tai čia yra vienas toks istorinis, bet labai svarbus žemėlapis urbanistam. Ir Giambattista Noli sukūrė Romos žemėlapį, kuriame pavaizdavo visas viešasias erdves. Ir kas yra iš tikrųjų labai svarbu, kad šitame žemėlapyje visos viešosios erdvės yra ir aikštės, ir skverai, ir bažnyčių vidus, ir kai kurie dengti praėjimai, ir viešasias erdvės jis vaizdavo baltai, o visa tai, kas yra privatu, yra tiesiog atvaizduota juodai. Tai mes, visi mėgstam atostogauti, vaikščioti po miestus ir tada ten žmonės vaikšto mažom gatvelėm, aikščioje, kaip yra ten gražu, kokios gražios gatvės, kokios jos yra pilnos gyvybės. Ir tada galim paklausti, kokio miesto mes norim. Ne? Tai mes norim tokio gyvo, įvairaus, ramaus, kad kartais norim galbūt jo triukšmingo, daugiasluoksnio, žalio, tankaus, seno ir taip pat naujo, vaikštomo, pilno istorijos, žmogiško mastelio, bet netitinkančio mažiausiai 5 STR ir higienos normų. Dėja. Tai vienas toksai dalykas, kur mes atradom, kad iš tikrųjų tai nekilnojamo turto kaina yra atvirkščiai proporcinga STR atitikimui. Tai nežinau iš tikrųjų, ar tai yra geras rodiklis, bet man atrodo, kad tas neatitiktis tam tikriem teisės aktam yra galbūt neblogas gero miesto matavimo rodiklis. Ir kokį miestą mes dažnai turim? Tai labai dažnai čia nuo tokio modernistinio planavimo turim į negyvą, monofunkcinį, kuris dienom yra tuščias, vakarais visi sėdi namie, pavargę po darbo, pakankamai monotoniškas, kartais chaotiškas, fragmentuotas, infrastruktūra veikia ne kaip kažkas jungiantis elementas, o dalinantis miesto dalis, išpleręs, čia toks žodis, kuris yra, nes drieka, man atrodo, kad yra blogas žodis, nes jisai iš tikrųjų ne iki galo paaiškina, kas tai yra. Tai yra miesto toks išplerimas, tai reiškia, kad jisai yra išskydęs, išpleręs per labai didelę teritoriją ir labai neefektyvus. Išasfaltuotas, pritaikytas automobiliams, nejaukus, triukšmingas, bet už tai atitinka visas STR normas ir reikalavimus. Ir tada, taip, iš tokios vertybinės perspektyvos norisi paklausti, tai kaip čia atsitiko, kad ir kur mes pametėm tas miesto erdves, kuriuose norėtume vaikščioti, leisti laiką arba tiesiog būti. Ir ar čia yra teisės aktai, kurių tam tikrą prasme mes patys esam kūrėjai, ar čia galbūt mūsų nežinojimas, arba galbūt yra kažkokios kitos priežastys. Ir tada, jeigu žiūrint iš tos istorinės perspektyvos, tai matom, kad tradiciškai miesto kūrėjai arba planuotojai dažniausiai būdavo viso labo keletą specialistų,
ten su kažkokia vos ne beveik karaliaus karūna priema sprendimą, o kartais tie miestai vystosi chaotiškai, nu ir tada susiformuoja tokia teisę praeit, pravažiuoti ir tokie natūralūs servitutai. Ne? Bet šiandien mes tų miesto kūrėjų turim nežmoniškai didelį kiekį. Tai čia urbanistai, architektai, kraštovaizdžio architektai, transporto inžinieriai, statybos inžinieriai, komunalinių tinklų inžinieriai, aplinkos specialistai, sociologai, demografai, ekonomistai, savivaldybės bendrovė. Jo žodžiu, čia ir aš galbūt baigsiu ties politikais, ne? Bet yra taip pat dar ir politikos formuotojai ir įgyvendintojai. Verslo asociacijos atstovai, nevyriausybinė, teisininkai irgi yra svarbus žaidėjai. Ir tas sąrašas, žinoma, nėra baigtinis, bet čia tas, kas taip pat iš galvos kažkaip tai greitai pasirašė. Ir galbūt šiandien, kadangi pranešimas yra skirtas diskusijai, aš norėčiau kažkaip tai atsakyti tokius 3 klausimus. Ne? Arba aš tai iškart prisiduodu, aš juos neatsakysiu, aš tikiuosi, kad atsakysim kažkaip kartu su diskusijos dalyviais. Tai ar specializacija ir ekspertinės sektorinės žinios gali kurti erdvinę kokybę? Tai man atrodo, kad norėtųsi tikrai, kad taip, kad ekspertinės žinios galėtų papildyti visą laiką erdvinę kokybę. Ko ir kaip galėtume vieni iš kitų išmokti. Kaip taisyklė, taip pat rengiant ir šalies bendrai planą, matom, kad mūsų planavimas šalyje yra nepaprastai sektorinis. Tai reiškia, kad elektrikai nesikalba su kelininkais, kelininkai nesikalba su dujininkais ir tada atsiranda ten visokios tokios paukštės istorijos ir panašiai. Kaip siekti konsensuso nepametant vizijos, ne? Nes sprendžiant kiekvieną problemą tą konsensusą yra labai lengva pamest. Ir ar specialybinės žinios netrukdo susitarti. Ne? Tai kartais yra, galbūt less is more, mažiau yra daugiau, galbūt galima daryti paprasčiau, galbūt galima kažkaip tartis. Ir mes tada su kolegom irgi viduj pradėjom diskutuoti, o kaip jums atrodo, kaip skirtingi tie miesto kūrėjai prisideda prie gatvių. Tai aš čia irgi pasišaipysiu šiek tiek iš savęs, kaip architekto. Tai mes labai dažnai projektuojam iki sklypo ribos, o gatvę traktuojam kaip kažkokią absoliučią duotybę, kur už sklypo ribos mes negalim niekaip išlysti. Ir todėl dažnai architektų planuose tas ryšys tarp gatvės ir pastato lieka kažkoks neišpildytas. Nedidelis akmenukas ir jūsų daržo, čia visi gaus po akmenį. Labai dažnai jūs, žiūrėdami, visi transporto inžinieriai dažniausiai projektuoja iki raudonųjų linijų. Labai gerai, kai tos raudonosios linijos sutampa su sklypo riba, bet čia aš specialiai tokia kolegė padarė iliustraciją, kur raudonoji linija yra šiek tiek siauresnė negu sklypo riba. Ir labai dažnai tas aplinkinis kontekstas, jis irgi yra šiek tiek ignoruojamas. Ir yra krūva pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, šaligatvis yra projektuojamas tai tokio pločio, kokio jisai reikalingas, ne pagal galiojančius teisės aktus, bet to suvedimo iki pastato kartais ir pritrūksta. O būtent gatvės yra pagrindinės miesto socioekonominės programos nešėjas. Ir jeigu tu nesugebėsi su gatvės profiliu įveiklinti gatvės perimetro, tai ir turėsi negyvą gatvę. Tai viskas yra tarpusavė susiję. Ne? Kraštovaizdžio specialistai irgi nori žaliųjų koridorių. Ne? Nori žaliųjų koridorių tiek, kad net neleistų ten jokiam transportui net egzistuoti. Norėtų turėti viešos erdvėse daug vandens, daug didelių medžių ir nieko liest negalima. Ir tas ekologiniai koridoriai yra, kaip ir miesto plaučiai, tai yra tiesiogiai susijęs su gyvenimo kokybė, bet matyt mūsų pasiūlymai visą laiką kraštovaizdžio architektam bus tai, kad žalioji infrastruktūra turi kažkaip tai kurti ir pridėtinę vertę aplinkiniams verslams. Tiesiog privalo. Nes tai žalioji infrastruktūra miestuose, jinai tarnauja pradžiai žmogui. Žalioji infrastruktūra taip pat gali didinti nekilnojamo turto vertę ir turėtų tapti integrale NT projektų dalimi. Ir žalioji infrastruktūra yra integrali urbanizuotos teritorijos dalis ir gali prisidėti prie jos efektyvaus naudojimo. Tai reiškia, kad mes, pavyzdžiui, galim tam tikras inžinerinės sistemas, kaip, pavyzdžiui, paviršinio vandens surinkimo sutapatinti ir spręsti gamta paremtais sprendimais. Ką veikia Via Lietuva?
Nu, savo misijoje puslapyje parašyta, kad tai yra užtikrinti, kad keliauti Lietuvos keliais būtų saugu, greitai ir patogu, o kelių infrastruktūra būtų nuolat tobulinama, draugiška aplinkai, sujungtų bendruomenės bei skatintų ekonomikos augimą. Negaliu nieko prikipti. Bet realiai įmonė atsakinga už tokius pagrindinės šalies transporto koridorius. Tai jeigu mes turime ekologus ir gamtininkus, kurie kuria žaliuosius koridorius, tai Lietuva pagrindinė atsakomybė yra transporto koridoriai. Ir labai dažnai tai yra tas sluoksnis, kuris mažų miestų ir miestelių teritorijose dažniausiai būna atsietas nuo žemės. Ir pasiūlymas galbūt būtų toks draugiškas pasiūlymas, ne, diskusijai, kad reikėtų kažkaip gal diversifikuoti tuos keliamus reikalavimus, kad valstybinės reikšmės kelias kažkokioje gyvenamai teritorijoje galėtų atrodyti kitaip, ne, negu vidury laukų. Galbūt reikėtų formuoti tarpdisciplinines komandas, tai iš pavyzdžių, kuriuos norėsiu pristatyti, tai aš kadangi galbūt esu toks architektas, kur mes turiu šiek tiek patirties su erdviniu planavimu arba greitkelių planavimu Olandijoje. Tai ir kaip tenai vyksta, kad pabandyti pailiustruoti, kad ir kultūrinis kraštovaizdis gali būti kiekvieno susisiekimo projekto dalimi. Nu ir kartais mažiau yra daugiau. Tiksliau ne mažiau, ne kartais, o visada. Nu ir mes kaip urbanistai ir miesto planuotojai norim kažkokios erdvinės integracijos. Tai reiškia, kad pastatų vidus sietųsi su išorė, kad atsirastų vietos ir parkavimui, ir dviratininkam, taip pat, kad atsirastų vietos ir automobiliui. Ne? Tai, tarsi, vis tiek tu ten iš parduotuvės grįžęs vis tiek turėsi kažkaip privažiuoti, bet mums kaip urbanistam taip pat yra svarbu suvilioti tą žmogų, kuris atlieka kažkokią kasdienę kelionę į parduotuvę, retkarčiais, pradžiai, bent kartą per savaitę eiti pėsčiomis arba nuvažiuoti su dviračiu, o po to laikam keičiantis galbūt ir netgi 2 kartus per savaitę. Ne? Nu ir čia klausimas, ar čia yra kažkokia didelė drama, ne? Ten vieną dieną pabandyti apsieiti be automobilio, bet yra taip pat kitas pavyzdys, kuris aš dažnai sakau, tai kad jeigu kažkoks investment bankeris ten Kanarių Vorfe gali įsėsti visuomeninį transportą, o Angelė iš buhalterijos negali, tai kažkas yra negerai. Ne? Tai ir problema yra ta, kad labai dažnai mūsų įpročiai, jie taip pat formuoja politinį užsakymą. Ne? Tai mes kaip automobilių vairuotojai visą laiką rinksimės automobilį, nes jisai yra visada patogiau. Nes muzika groja, šilta, nelyja lietus ir visą laiką nesirinksim to, kas yra mums mažiau patogu. Bet jeigu eitų kalba apie parkavimą, apie parkavimo vietų mažinimą, apie apmokestinimą parkavimo vietų, apie tai, kad žmonės turėtų kamščiuose, tai galbūt miestų centruose, ir aš nesakau, kad dabar čia mes visi imsim ir persėsim ant dviračio ar ten kažko kito, bet faktas tas, kad mums reikia diskutuoti apie judumo alternatyvas. Ir pagaliau, ką veikia politikai. Tai man ne kartą teko stebėti, kaip žiauriai per siaurą gatvės profilį reikia sukišti visus interesus. Ne? Tai reikia ir dviračių takų, ne 2,5, 3,5 kaip minimum, ir parkavimo vietų verslininkam, ir plačios gatvės, ir visuomeninio transporto, ir parkas, ir vaikų žaidimų aikštelės, ir begalė kitų dalykų, nors persiplėška. Ne? Bet jie gyvenam tik tai 3 dimensijose ir labai dažnai kažkokio fiziškai apibriežto objekto negalim įtalpinti į fiziškai per mažą plotą. Ne? Čia taip moksliškai pasakyti, kad tiesiog netelpa. Ne? Bet ką gali politikai, tai svarbu politikam turėti viziją ir užsibrėžtų tikslų siekti palaipsniui. Nes kaip parodė Vilniaus rinkimai pastarieji, tai kad tas gatvių siaurinimas gali tapti politinės programos dalimi arba tokia polarizuota tema. Svarbu yra išlaikyti nuoseklumą, tai reiškia, kad nekaitalioti savo nuomonės priklausomai nuo situacijos arba kam yra pristatoma, planuoti pagal pamatuotą ir pagrįstą poreikį. Manau, kad kiekvienas iš jūsų gali įvardinti gatvę, kuri dėl politinių ambicijų yra padaryta žiauriai per plati arba žiauriai netarnauja pagal funkciją. Ir taip pat formuoti tarpdisciplininės komandas, nes yra 2 dalykai, kurie veda į priekį. Tai vienas dalykas yra kritika,
O kitas dalykas yra konkurencija. Ne? Ir tai yra labai nemalonu visiems, bet tai yra labai reikalinga. Ne? Ir klausimas, ar galima susitarti. Aš tą pabandžiau rasti kažkokių pavyzdžių tiek iš savo darytų projektų, tiek erdvių, kuriuose teko dalyvauti, kaip tai vykdoma. Ir pradžiai, čia yra iliustracija iš Vilniaus gatvių standarto ir mes kažkaip suprantam, kad visuomenėm nėra aišku, kas yra gatvės kategorijos. Ir mes tiesiog norim pasakyti, kad visa tai, kas yra kur automobiliai važiuoja greičiau negu 80 km/h, tai turėtų galbūt A kategorija būti, kad supaprastinti viską. 50 km/h tai čia B arba C, ir tada 20-30 km/h yra D kategorija, tokia gyvenama gatvė. Ir tada yra jau pėsčiųjų gatvės, tai mes vadinam ją 5 km/h gatvę. Ne? Ir tada jų yra sankirtos ir ką mes norėtume matyti kiekviena iš tų sankirtų ir kas turėtų būti virš ko ir kaip turėtų vykti įvažiavimai į tuos sklipus. Ir tas, matyti, susidarimo pagrindas, aš dabar pabandysiu pristatyti keletą būtent pavyzdžių. Tai A, B, C ir D gatvių kategorijos, kaip mums atrodo, arba tas kategorijas, tuos projektus, kurie iš tikrųjų sukuria daug tos erdvinės kokybės. Tai, čia tik Olandijoje, bet Olandija iš esmės kaip šalis yra infrastruktūra. Ne? Tai didžioji dalis šalies be infrastruktūros tiesiog būtų jūros dugnas, ne? Šiaurės jūros dugnas. Ir čia, kas matosi, tai yra tokie kaip tie daikai, tokios šiek tiek storesnės juodos linijos. Ir tai yra Reino deltoj palaipsniui atkovotos teritorijos iš jūros. Tai reiškia, pastatai pildyme vidury vandens seklumoje, išpumpuoji vandenį ir ten tada sėji augalus. Tada pastatai kitą pylimą, vėl išpumpuoji vandenį ir tada vėl sėji tenai augalus. Ir kadangi tas vanduo ateina iš Reino gėlas, ten atsiranda jo šioks toks maišymasis, tai jisai pilnas yra maistinių medžiagų ir tos teritorijos yra labai derlingos. Ir ką mes pamatėm, ir čia iš tikrųjų viena didžiausių Nyderlandų infrastruktūros įmonių, tai Royal Haskoning, buvo truputėlį užstrigę šitame projekte vien dėl to, kad nebuvo kažkokios aiškios kraštovaizdinės strategijos, kaip spręsti arba kaip atskleisti tą kažkokį unikalų kraštovaizdį. Ir mes šitoj vietoj pabandėm sukurti tokią kaip ir metodiką ir pabandyti susitart, kad visa tai, pavyzdžiui, kas yra prie A58, ten yra visai tas kelias yra traktuojamas kaip tokios olandiškos inžinerijos vos ne šedevras, kur yra ir ten itin ploni vedukai ir architektūriškai jis yra labai geras. Ir jo trasa yra parinkta taip, kad atskleistų vos ne vietos kraštovaizdžio geriausias vietas, kad jisai pakyla tose vietose, kur norima atskleisti kažkokią panoramą arba parodyti žmogui, kuris važiuoja tuo greitkeliu, atskleisti kažkokią perspektyvą į kažkokią ten bažnyčią arba kažkokį miestelį. Ir taip pat yra Havenrut, tai čia yra kelias, kuris veda iš uosto į Benelux tunelį. Ir tai yra toks 90-ųjų projektas ir galbūt garsus jisai tuom, kad turi tokius labai labai ryškius elektrik žalsvai melsvus stulpus ir toks pakankamai bjaurokas. Ir yra tada gatvė, Luvech, arba tai yra kelias, kurį planuojama padvigubinti ir konvertuoti tokį kaip greitkelį, kuris kerta visą tą kraštovaizdį ir mums reikia kažkaip tai sujungti tuos du elementus. Tai yra klausimas, kas prie ko, kas kam priklauso. Ir tai buvo, matyti, pirmas dalykas, tai aiškiai identifikuoti, kaip tas kraštovaizdis keičiasi ir būtent kažkaip tuos kirtimus toj vietoj, kur greitkelis kerta tą polderį arba tą daiką, pabandyti kažkaip tai prasminti, tiek architektūriniam, tiek kažkokiom kraštovaizdžio architektūros priemonėm. Yra dabar amžinatilsį toks garsus Nyderlandų architektas Marius van de Wildeberg, su kuria teko darbuotis, ir jisai iš tikrųjų pasiūlė keletą tokių labai architektūriškai stiprių koncepcijų, kurios padėjo parduoti savivaldybei tą projektą. Tai pavyzdžiui, tiek dviračių tako forma, tada tas greitkelio kažkokių skirtingų elementų susikirtimas, tada kažkokios medinės garso sienutės su langu, kurios tarnauja kaip apsauga nuo garso, bet tuo pačiu ir atkartoja tą vietinį medžiagiškumą.
Ir matyti yra svarbiausias dalykas tas, kad jo keletas tokių architektūrinių eskizų vėlesniuose etapuose leido iš esmės pagerinti tų visų viadukų, estakadų ir kitų elementų erdvinę kokybę. Tiek iš tokios architektūrinės formos. Ir kai kuriuose vietose tai tikrai yra perinvestuota ir galbūt yra nebūtina, bet kas yra geriau, ar įgyvendinti projektą, ar turėti tokį gal pigesnį projektą, bet tik tai ant popieriaus. Tai yra viena iš Rotterdame tokių gražių gatvių, tai tokia kaip B kategorijos gatvė, tiek su labai daug visuomeninio transporto, tramvajaus linija, žalia vidurinė zona, viso labo 2+2, su daug vietų, kur galima išsukti. Ir tada tai gatvė, kuri jungia begalybę tokių Rotterdamo pietuose esančių kvartalų. Ir iš esmės tos gatvės humanizavimas jisai paskatino nežmoniškus nekilnojamo turto projektus ir pokyčius. Čia taip pat yra 50 km/h gatvė, tokia pagrindinė rajono gatvė su milžiniškais platanais, kurie sukuria tokį kaip lubas arba stogą. Ir čia tiesiog, kad pavaizduot, koks yra tas skirtumas tarp, pavyzdžiui, B kategorijos ir C kategorijos. Ir mes, tiesiog kartais miestuose yra labai sunku atskirti A, B, C kategorijos gatvių ir matom, kad vis tiek tai matyti priklauso ne tik tai nuo profilio, bet ir jausmo jose. Tai jeigu B kategorija matosi tokia kaip metropolinė arterija, o mūsų C kategorija jau yra kaip ir gyvenama, ir turi daug tokių kitų tokių humaniškų elementų. Ir tada yra 30 km/h gatvė, tai D kategorija su visuomeniu transportu. Ir iš tikrųjų tai yra tokia Fake de Burlan Amsterdame, kur 30 metrų profilyje telpa viskas. Yra ir parkavimo vietos, ir parkelis telpa į vidų, ir visuomeninis transportas važiuoja. Ir yra tiesiog įėjimai iš gatvės. Ir kai kurie yra transformavę savo namus, pasidarė kažkokias studijas pirmam aukšte. Ir įvažiavimą į parkavimo garažus yra kiekvienam namui. Tai yra tokia priemiestinė kokybė pačiam Amsterdamo centre. Ir problema šito rajono yra pagrindinė ta, kad labai daug žmonių nori jame gyventi, bet nelabai gali įpirkti. Nors tai buvo didžiąją dalim projektuotas kaip būsto už prieinamą kainą rajonas. Ir kaip taisyklė, jeigu leidi urbanistam pasileisti plaukus, tai kartais atsitinka taip, kad tai tampa ir nepaprastai sėkmingi dalykai, kaip, pavyzdžiui, Paupys ir taip toliau. Ir taip pat yra 30 km/h gatvė, kurią man teko daryti, ir čia yra dvipusis eismas. Ir čia yra 3,5 plytelių danga po 75 cm tokio pakreiptų plytų, kur galima užvažiuoti, bet kadangi tankumas gyventojų jisai nėra didelis sąlyginai olandiškais masteliais, tai maždaug yra apie 50 žmonių į hektarą. Bet lietuviškais masteliais, čia būtų, kad vos ne, toks daugiabučių kvartalas vos ne pastatytas. Ir tiesiog pasižiūrėjo objektyviai, matom taip pat, kad tai to profilio kaip ir pakanka, ir čia jau yra statybos metu, jau įgyvendinta ir nieks kaip ir nenuvažinėta. Ir pirmus 2 metrus viešosios erdvės prižiūri individualiai kiekvienas savininkas, kas yra labai netradiciška Olandijoje, tai čia yra individualios statybos namų rajonas, tai pas mus tai yra, atrodo kaip kažkas, ką visi daro, ten pastatyk namą, ten vaiką ir medį, ten pasodink. Tai šičia yra absoliuti retenybė. Didžioji dalis olandiškų gyvenamųjų projektų yra suplanuoti ir parduodami yra kaip jau pabaigti turtiniai vienetai su virtuvėm, tualetais, ir tau kaip ir nieko neįmanoma pasirinkti. Tai yra mūsų lietuvėliai, daug dalykų, dėl ko galėtume susitart, ir aš kažkaip norėčiau, nepaisant to, kad čia gali atrodyti kaip toksai lipimas į ne savo batus, kai kuriuose profesijose, bet tiesiog padiskutuoti apie tam tikrus miestietiškus elementus, kuriuos mes galėtume pritaikyti vienas kito profesijai. Tai ačiū už dėmesį.
Sveiki visi, ačiū Martynai už labai įdomų pristatymą. Nežinau kaip jum, aš išklausęs šito pristatymo vis man aiškiau ir aiškiau pasidaro, kodėl susisiekimo projektuose turi būti architektas, urbanistas, želdynų specialistas. Tiesiog nuo lapkričio 1 įsiteisėjo ta nuostata tiek statybos įstatymė, tiek STR, kad projektuojant gatvių infrastruktūrą, be architektų mes tiesiog negalim, visos tos skaidrės, ką Martynai kalbėjai, visą tai atspindi. Tai ačiū labai, o dabar kvieščiau tada panelinės diskusijos dalyvius, gerbiamus svečius, prašau, Jonavos meras Povilas Beišys, diskutuosime. Taip pat turime Mindaugą Pakalnį, SSV urbanistikos skyriaus vadovą, buvusi Vilniaus miesto vyriausiąjį architektą. Martynai, prašau ir tu, kad jungtis prie diskusijos, prašau mikrofonus. Pabandom padiskutuoti. Aš gal pradžiai norėčiau šiek tiek pašmaikštauti, tokį juoką pasakyti. Vilnius turėjo tokią rezonansinį įvykį, ne, su Vilniaus gatvių standartu, užsiaurinom gatves neva. Tai šitas virusas įsimetė ir į Lietuvą valdomus objektus. Vienas pirmųjų tai magistralinis kelias A14 Vilnius Molėtai. Tai Martynai, aš žinau, kad inžinieriai čia, ne inžinierių rankas prisidėjo prie to, gal čia urbanistai padarė kažkokį poveikį gatvių kelių siaurinimui? Čia... Neprisidėjom, bet girdisi? Gerai. Ne, realiai neprisidėjom, bet aš taip irgi gal atgal pajokaudamas, ne, tai kai buvo Vilniaus 700 gimtadienis, tai mes nuo savo įmonės parašėm tokį palinkėjimą, kad linkim siaurų gatvių, bet plačių pažiūrų. Tai, matyt, toks yra esminis dalykas. Ir faktas tas, kad jeigu dabar analizuoti, kodėl tai yra padaryta, tai, aš šiaip tikiu, kad vis tiek tai yra duomenim grįstas sprendimas ir yra kažkokia argumentacija, kodėl tam tikri infrastruktūros objektai yra tam tikrų parametrų. Ir čia laisva šalis, ne? Bet kokią nuomonę galima turėti. Tai... Gerai, ačiū labai, nors ir buvo retorinis klausimas. Povilai, Jonavos rajono meras esate, tai kokie iššūkiai tiko iš tikrųjų savivaldybės, savivaldos vadovų, politikų, kuriant kokybišką infrastruktūrą, kuriame būtų pakankamas dėmesys skiriamas pėsčiajam, dviratininkui, automobiliui, viešajam transportui ir panašiai. Tai labą dieną visiems, aš truputį norėčiau grįžti ir prie to siaurinimo, tai aš su tokiu džiaugsmu gal stebėjau Vilniaus tą visą epopėją siaurinimo, paskui platinimo, žadėjimo platinti, tai mes tą praėjome anksčiau. Ir turbūt tas naratyvas vis dar yra, kad savivaldybės bijo tų siaurų gatvių, kad politikai nori tik tai pataikauti automobilistam, daryti plačias gatves, 4 juostų, nesvarbu kokios kategorijos, tai tikiu, kad to yra kai kur, bet tikrai ne visas savivaldybės vienodos, yra to požiūrio ir normalaus, suprantančių žmonių, kodėl reikia kokios infrastruktūros, tai bet tų iššūkių yra ir labai liūdna, kai tokie techniniai dalykai tampa tokių politikų įrankių politikuot ir oponuot, neva tai čia merai kažką sugalvojo ir blogai padarė, nors tos žaidimo taisyklės yra sukurtos, STR yra išleisti ir turėdami tas žaidimo taisyklės mes pagal jas žaidžiam ir ko turbūt labiausiai trūksta, tai tos komunikacijos, nes mes jau taip kovojame su tom tokiom pasiekmėm, nes turime STR-us, projektuotojai pagal juos dirba ir projektuotojai dažniausiai stengiasi taip jau dugnai svaryti, žinai, jeigu jau turim galimybę nuo iki tą gatvės plotį parinkti, tai ir to pločio trūksta, tai kalam 275 ir visą kitą atiduodam takam ir dviračių takam. Tai turbūt čia tokia strategija, kad siūlykim siauriausia, tai paskui jau bent 325 tikrai padarysim. Tai viskas tvarkoj, nebebijom mes tų 3 metrų, tų 325 tos važiavimosios juostos, tą suprantam, bet iššūkis yra kitas. Smagu sakyti, atiduokim plotį
kitai infrastruktūrai asfalto, ar ne, takams, pėsčiųjų takams, dviračių takams, bet reikia už kažką tą infrastruktūrą padaryti, tai norint rekonstruoti gatvę dabar iš tikrųjų tai turim tų finansavimo šaltinių ir darnaus judumo priemonės Jonavos mieste ypatingai 11 milijonų nusimatėm dviračių takams, bet reikia suprasti, kad tie dviračių takai eina gatvių koridoriuose ir reiks rekonstruoti visą gatvę su važiuojamąja dalimi, su kita infrastruktūra, finansuoja tik dviračių taką. Tai kuris sudaro kiek kokius 20-25% ir ne gatvės viso pločio, tai 11 milijonų. Tai likusi procentuotė tenka savivaldybėms ir reiks tos pinigus iš kažkur surasti, bet žiūrim optimistiškai. Tai ir kitų iššūkių kyla, kai finansuojam tik dviračių takus, o dviračių gatvių ne, nes per jas važiuos ir mašina. Nu, tai irgi toks požiūris, kartais to tokio trūksta valstybės pasitikėjimo savivalda, iš tikrųjų, dėl to, kad yra toks kartais toks jausmas, kad į mus žiūri tokius, kad neturim kompetencijų, nesuprantam, kaip ką padaryti, dėl to reikia labai sureglamentuoti ir visus pagal vieną krūpalių laikyti, kad tų takų nedaug dievė neužsiaurintų, žinai, bet kai nori tokį protingesnį sprendimą padaryti, neseniai diskutavom su projektuotais D kategorijos gatvę, projektuojam šalia dviračių taką, dėl to, kad tos gatvės paversti dviračių gatvę mums neleidžia. Nu, tai nelogiškas sprendimas, bet jisai gimsta dėl to, kad yra perreglamentuota. Tai ilgai šnekėjau, bet manau, kad dar pratęsime. O kaip bendruomenė reaguoja į besikeičiančią infrastruktūrą? Ar sunku su jais turėti dialogą ir panašiai, nes tikrai reikalinga komunikacija, ką aš matau viešoje erdvėje, kad labai daug politikų savivaldybių iš tikrųjų giriasi išasfaltuotais kilometrais, ne? Va čia 10 kilometrų išasfaltavom, čia 20 ir taip toliau. Aš manau, kad miestuose reikėtų kelti klausimą ir pasidžiaugti, reiškia, projektais kokybiškais, kaip kokybiškai juos padarėme, ne? Ar visuomenė tą supranta, ar jie vis dar nori asfalto, šaligatviai palauks ir dviračių takai? Situacija gerėjanti iš tikrųjų, bet laiko dar reikės. Iš tikrųjų mes turbūt per daug bijom automobilistų, nes jie garsiausiai šaukia, nepravažiuosim su mašinom, ten, jeigu sugės, negalėsim viens kito aplenkti. Tai situacija iš tikrųjų vis dar to yra nemažai, bet situacija yra gerėjanti ir aš kartais pats taip savo priekaištauju, kad mes neišnaudojam tų žmonių, kurie tyli, nes iš tikrųjų mes padarom gatvę, atiduodam infrastruktūros daug pėstiesiems dviratininkams, bet kažkaip tie žmonės, kurie patenkinti, jie dažniausiai tyliai džiaugiasi ir naudojasi tą infrastruktūrą, tai nėra to tokio monitoringo ir mes neišnaudojam to aspekto, kad kai gatvė padaryta, susiaurinta, atiduota, atsirado žalios erdvės, atsirado dviračių takai, ir mes po to negrįžtam ir nepaklausiam to pokyčio, kaip buvo, ar dabar yra geriau, ar buvo prieš tai geriau. Tai iš tikrųjų, nes nei vienas automobilistas neužstrigo, žinai, tuose 3 metruose visi pravažiavo. Tai to iš tikrųjų yra, mes neišnaudojam tų žmonių, kurie naudojasi pėsčių ir dviračių infrastruktūrą ir kartais reikia duoti jiems, žinai, kalbėti ir džiaugtis. Tai, bet situacija tikrai gerėjanti. Ačiū. Gal tokia reakcija, mes pasiduodam rėkiantiesiems, ne, ir politikai priima sprendimus pagal rėkiančiuosius. Dažniausiai jie rėkia socialiniuose tinkluose, ne? Protingi žmonės, inžinieriai, urbanistai ir visa kita, jie santūriai laikosi pozicijos ir dėl to galbūt kartais priimami netinkami sprendimai politikų, atsižvelgiant į garsą kažkokį tai. Gerai, ačiū Povilai labai ir klausimą tada perduočiau Mindaugui. Mindaugai, taip, SSV urbanistikos skyrius koordinuoja, stebi, teikia vertinimus teritorijų planavimo dokumentų rengime. Susisiekimo infrastruktūros srityje daugelį savivaldybių teritorijų planavimo dokumentai netitinka šiandienos kokybiškų tikslų, poreikių, vakarietiškų standartų. Dar vis pasitaiko tokie dalykai, kaip, imkim Jonavą, centre paskirtis gatvės yra C kategorijos, o planavimo dokumentuose B kategorijos.
arba yra, reiškia, maža aukštė statyba, kurioje turi dominuoti ramaus eismo gatvės, o ten vis dėlto yra C, D kategorijos, reiškia, sudėti reikalavimai. Ir tai užkerta kelią kokybiškam projektavimui, reiškia, tu projektuoji į kategoriją, o ne į paskirtį. Tai ar matote tame problematiškumą ir kokia vizija į ateitį iš SSVA pusės, žiūrint ir užimamų pareigų? Nu jo, iš tikro mes labai daug dalykų darom, vadovaudamėsi tam tikrom dogmom, ar ne? Tos pagrindinės urbanistinės dogmos, kuriais mokė daugelį čia sėdinčių žmonių, buvo parašytos kokiais ten turbūt, nežinau, 39 turbūt metais, kai Le Corbusier susisodino viso pasaulio garsiausius urbanistus į laivą ir pasirašė Atėnų chartiją, ar ne? Kad miestai sudaryti iš 4 zonų ir viena iš tų zonų yra susisiekimas. Ir žodžiu, mes čia gyvenam, čia ilsimės, čia dirbam ir reikia tinklo susisiekti. Ir iš to tada prasidėjo gatvių kategorijos, tinklo tankis, greitkelių tankis. Tame yra gerų dalykų, iš tikro, bet gyvenimas nuėjo į priekį ir mūsų gyvenimas pasidarė kai kada lokalesnis, negu mes įsivaizdavom, kurdami teorinius modelius. Ir aš pats, pavyzdžiui, savo praktikoje, kadangi teko bent porą Vilniaus miesto bendrų planų rengti, tau yra įdėtas į normos B kategorijos gatvių tinklas, ar ne? Ir kokiam nors naujamiestį Vilniaus, ar ne, staiga reikia atrasti tokias gatves. Ir tada kokia nors viena gatvė, pavyzdžiui, kokia Kauno, patampa ta B kategorijos gatve ir tada tu supranti, kad nebeišeina padaryti jungčių, ar ne, ten turi tada Vytenio, ten Algirdo kažkokias uždaryti, nes pagal kategoriją neišeina, o žmonės puikiai gyvena. Ir visi išvažiuoja ir nieks neusikemša. Ir va šitoj vietoje, man atrodo, ta schema, ką Martynas rodė, jinai tokia, labiau holistinė, mums suprantama, ar ne? Kad vis tik tai turbūt svarbu yra ne kategorijos, bet tas, tiek jausmas gatvėje, tiek jos paskirtis, ar ne? Ir tada tu B kategorijos gatvės, kaip gyvenamosios gatvės nebeišnaudosi. Tai jau nebebus ir pirmųjų aukštų, tu jau nuo jos norėsi pabėgti. Tu nuo jos turi pasitraukti. Tai vat, planuojant, labai dažnai nueinama į tokius formalius dalykus. Mes turim normas, ar ne, kas 500 metrų, man atrodo, aš dabar bijau pameluoti, turi būti B kategorijos gatvė. Ir įdeda kurią nors vieną. Doesn't matter. Niekam nerūpi. Ir po to, kai tu ateini su projektu, tada pasimato, kad tas įkalimas bendram plane jis yra pernelyg griežtas ir tada išeina, kad tu nebegali sukurti kokybiško gyvenimo aplinkui. Tai ką mes norim padaryti? Mes norim padaryti tą planavimą atsakingesnį, labiau grįstą duomenimis, labiau grįstą siekiu kurti vienokį ar kitokį gyvenimo būdą, bet neformaliai atitikti ten kažkokiom tai reiškia, kartais ir sudėtom normom. Tu negali per normas perlaužti gyvenimo. Įdėkit B kategorijos gatves į senamiesčius. Neįdėsi, nes pločio nėra. Telšiuose mačiau Respublikos gatvę berods, einantį per yra senamiestį B kategorijos. Jo, tai yra čia per Joną važiavau, ten irgi man viena gatvė keistai per plati pasirodė. Ta prasme, tai yra tokių... Povilai, ką darom? Yra tokių dalykų, ta prasme, parėję ir iš senesnių laikų ir seniau padarytų, bet ta prasme, tu jausmą miestelio, netgi to mažesnio miesto, tu realiai sukuri, sumažindamas greitį ir nesilaikydamas tų aukštų kategorijų, jeigu tu nori kažkur sukurti kažkokį mazgą. Tai čia labai sunku pasakyti, kad čia mes dabar viską keisim ir darysim kitaip, nes, ta prasme, mes tai patarinėjom. Savivaldybės planuojasi, ir tu gali perspėti, žiūrėkit, man atrodo, jūs čia nesąmonę padarėt, ar ne? Bet tada jau reikia, vos nebūna taip, kad, pradedi klausinėti architektas savivaldybės. Tai čia tu tikrai taip nori, tai čia jūs tikrai taip gyvensit. Čia tai padarė inžinierius ten su aukščiausiais atestatais. Ir tada jau iš tikro reiškia, kas atsakingas už tą miesto kūrimą. Ir man atrodo, šitie žmonės, tai yra tas politikas, kuris atsakingas, meras ir vyriausias architektas, kurie turi dirbti komandoje, turėtų matyti tą bendrą viziją, kartu gali padaryti labai daug. Patikėkit manim, turiu patirties. Ačiū labai. Povilai, gal tokia replika, Jonavoj plati gatvė, ne? Ir iš karto atsakėjai, ne mūsų.
Tai čia yra labai dažnas atsakymas, ypatingai, ne didmiesčiuose mes visi suprantam, kad savivalda valdo tas gatves, bet kaip Jonava, Kėdainiai, Raseiniai per miestus eina Via Lietuvos keliai ir toj vietoj yra išsiskyrimo. Ne? O kaip tarp institucinis bendravimas, su kuo susidūrėt, Povilai, pavyzdžiui? Jo, tai vis dar turim dvi Lietuvas iš tikrųjų, viena Lietuva ir Via Lietuva. Nežinau, ar yra Via Lietuvos atstovų, tai nesupykit, pašmaikštavom. Tai iš esmės tos visos plačios gatvės yra Via Lietuvos, jos kerta miestus ir turbūt mes neišskirtiniai, yra ir kiti miestai. Ir tikrai ne visos jos tokios reikalingos. Taip, viena yra, 4 jin turi būti, jinai ten krašto kelio dalis, viskas tvarkoja, bet kita yra, kur galėtų būti siauresnė ir jinai viena jos 2 juostos naudojamos šonuose ten parkingui, vienareikšmiškai eismui tik tai 2. Tai, bet mes jau tikrai per tiek metų nesitikim, kad kažkas tai iš jų pusės imsis, inicijuos ir kažką tai keis. Labiau eina kalba dabar apie turto persidalinimą. Tai savivaldybės to turbūt labai bijo, kad perdalinimas įvyks neperskirščius finansinių srautų. Bet iš tikrųjų, kai tu tiek metų gyveni ir vargsti, tai jau tada galvoji, kad gal geriau imam tą gatvę ir tvarkomės, nes iš tikrųjų turim miesto tikrai veidą formuojantį gatvę, 4 eismo juostų, neturim vietos, kur padaryti dviračių takus, o tos juostos, kad ir 4 yra, jos ryškiai per plačios, jos yra 4 po 3,5 per miesto centrą. Tai šitoj vietoj gal jinai galėtų ir likti jų, bet duokit mums po tos 2 metrus iš šonų ir mes jas išnaudosim. Vietos užteks dviračių takam. Vietos užteks dviračių takam. Jo, tai, o dar pratęsiant, tai miestai neapsiriboja, tik tai miesto centru yra mūsų rajoninė savivaldybė. Tai iš tikrųjų būna liūdna, kai girdim, kad turim planuoti valstybinį dviračių takų tinklą, sujungti miestelius ir miestus dviračių takais, bet kai valstybė projektuoja valstybinės svarbos objektą, aplinkelį, tarkim, ir pamiršta, kad reikia dviračių takus sujungti, juos ten nukerta, prakerta, lieka atstumai po 300 metrų, kur nieks neišspręsta ir sako, čia nebe projektų apimtis, atsiprašom, jeigu norit, tai ten patys pasidarykit, galim pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, bet ir tai ne visą laiką padeda. Tai va to tokio supratimo, kad ta Lietuva maža ir sėdim vienoj valtyje, tai trūksta ir tos 2 Lietuvos vis dar yra ir tikrai, daugiausiai problemų mūsų mieste yra ne mūsų gatvėse. Tai, Aš nekaltas. Ačiū, Povilai. Mindaugai, dar vienas klausimas jums. Norėčiau, kad pareflektuotumėte apie tą rezonansinį įvykį Vilniaus miesto gatvių siaurinimą. Jūs dirbote vyr architekto pareigose. Kaip matėte tada, kaip dabar matote, kaip jaučiatės? Vis dėlto tai yra vienas iš aš kaip vertinu, įvykis, kuris nutiko Vilniuje, tai yra labai reikšmingas įvykis, tai yra vienas pirmųjų įvykių Lietuvoje ir tai yra didžiulė reforma. Tai ačiū už ją, buvo tikrai įdomu stebėti, nerėkiam, nešaukiam, nors kartais norėjosi su bendruomenėm steigti irgi kažkokius tai partiją ir rėkti ir sakyti, čia viskas gerai. Tai kaip jūsų, ką galėtumėt pareflektuoti, kaip prisimenat visą tą eigą ir kaip matot dabar? Jo, aišku, toks yra angliškas žodis challenging, bet, iš kitos pusės, mes matėm tuos geriausius pavyzdžius, ką turi kiti miestai. Matėm ten kaip Barcelonoje, kokius nors superblokus daro, ten kas antrą gatvę išima, ir kadangi trūksta viešų erdvių, ir tada tas gatvių tinklą išnaudoja viešų erdvių kūrimui, o tik tai kas antrą gatvę tarnauja daugiau pravažiavimui. Ir ta prasme, kaip, tu matai tuos pavyzdžius, tu netiki, kad gali padaryti, ar ne, taip pat su kokiu paupiu atrodo irgi, kad niekad pas mus taip neišeis, nes ne tas mąstymas, mes visai kitokie žmonės, kitokie politikai, kitokios normos. Ir paskui, kai
kai atsirado tas noras paeksperimentuoti, padaryti, ar ne, tai buvo daugiau vis tik tai politinis noras, ar ne, negu kad, sakysim, miesto administracija iš vidaus susiaugino ir sakė, nu davai darom. Ta prasme, tai buvo tų ieškančių miesto vadovų daugiau sakymas, kad paeksperimentuokim. Tai tą galiu prisipažinti. Kai prasidėjo triukšmas, ar ne, Didlaukio gatvė buvo pirmoji, ta prasme, ir ten jau tada teko man kaip urbanistų įsijungti ir politikus įtikinėti, hebra, čia viskas gerai, čia yra D kategorijos gatvė. Jūs pažiūrėkit, jos plotis ten 8 metrai, ta prasme, kiek čia tų juostų, tai čia viskas telpa, ta prasme. Ir va tada po truputį pasidarė tas, reiškia, kad tai tapo ir politikos dalimi, kai pamatėm, kad iš tikrųjų, Didlaukio gatvė pavyko, buvo pirmas bandymas. Ir aišku, tas buvo, sakysim, ženkliškas įvykis, kai kasėm Konstitucijos prospektą, ar ne, vidury išsikasėm ir pasodinom tą alėją. Mano supratimu, ten buvo jau toks, stipriausias parodymas, kad galima ir šitaip, ar ne, ir tas gatvė įgavo visai kitą mastelį, nebeatrodo kaip oro uosto pakilimo takas, man dar atrodo jinai per plati, dar galėjom padaryti drąsiau. Ta prasme, dabar taip žiūrint, dar galėjom padaryti tvariau ir vandenį nuo prospekto nenuleisti į triubas ir išmesti į nerį, o ten tuos medžius padaryti, kad palaistytų. Tokiu būdu ten neperkaista ir aš atsimenu, kai išeidavau į pasikalbėjimus su kolegomis, aš pradėjau vaikščioti Konstitucijos prospektų, nes man šešėlis atsirado vasarą, man nebespygina saulė. Ir tas pokytis buvo, kurį mes po to pamatėm ir rinkimų rezultatuose. Realiai ten, kur pasikeitė, žmonės balsavo už tuos žmonės, kurie siūlė pokytį, tą patį tęsti. Tie, kurie pravažiuoja pro šalį, tie piktinosi, kad jam ten Ševčenkos gatvė per siaura, reiškia, ir tada jau iš to Taksistai. Jo, su taksistais aš tarp kitko visada turiu diskusiją ir klausiu tada, kokiu tu greičiu važiavai anksčiau, nes sakau, aš ten nuo Garduko gatve važiuodavau 70. Sako, aš irgi. Bet tai ten negalima 70 važiuoti, ten reikia 30 važiuoti, 50, bet ta prasme, 70 nesaugus greitis, tu užmuši vaiką. Ir tada, kai tokias argumentus pradedi naudoti, kad tau per plati gatvė Naujamiestyje 9 metrų pločio padaryta girtiem furistams atvežti metalą į gamyklas, kurių nebėra, kad tu jas gali padaryti 2 juostų gatvėmis su stovėjimo eilėmis ir želdynais ir padaryti gyvenamosiomis gatvėmis, šitą, kai pradedi aiškinti, tai ir taksistus pavykdavo įtikinti. Ir man atrodo, vis tiek tas kokybinis pokytis įvyko, tęsiasi ta pati politika, nepaisant tų visų pažadų, kad dabar jau asfaltuos. Mes biški kitaip matom. Apie taksistus turiu draugą taksistą, tai tiesiog iki muštynių beveik prieinam, kai kalbam apie Vilniaus gatves. Gerai, ačiū labai, Martynai. Atstovauji projektuotojų pusę. Tai kaip sekasi kokybiškai projektuoti? Su kokiais iššūkiais susiduri? Kokie moraliniai aspektai? Kas laukia tame kelyje keičiant Lietuvą, gatvių infrastruktūrą? Reikia daug energijos. Labai. Tai ir čia net ne pinigų klausimas yra, tai kad labai daug projektuose sukūrenam daug energijos ant tikrai visiškai tokių, žinai, kaip angliškas posakis, non-issue, ne? Tai kur sprendžiam neegzistuojančias problemas. Ir kartais, visi supranta, kad yra nesąmonė, visi sutinka, kad yra nesąmonė, bet nesąmoningas STR'as. O kaip pataisyti? Tai, ir tada prasideda jau tokios detalės. Jeigu tu nori pakeisti kategoriją, reikės bendrai planą. Bendrą planą padaryti, kiek užtruko pakeisti, jį užtruks tiek pat. Tai, ir tada yra labai daug tokių dalykų, kas rengs tada bedalų į planą. Tai tie patys žmonės, kurie jau rengia jį kartą, ar dabar jie kažką sugalvos keisti arba pripažinti, kad jie klydo, tie patys žmonės, kurie rengia tą, tarkim, transporto dalį. Nežinau. Ir vertybiškai žinom, kaip ir visi po truputėlį miestai supranta, ko reikia, o kaip sekasi, tai aš kažkaip, mes niekada nesirenkam tokių lengvų kelių ir niekada neinam į paprastus projektus, nes matom, kad paprastuose projektuose greičiausiai mes nesukursim tos pridėtinės vertės, nes bet kas gali ją sukurti. Dažniausiai, kai įlendam, tai jau ten būna toks kartais taip galvoju, taip,
ką aš čia veikiu, ne? Nu, toks dažniau negu norėčiau klausti šito klausimo. Bet po to, kai pavyksta kažką padaryti, kai atsiranda rezultatas, tai tada atsiranda ir toks moralinis pasitenkinimas realiai tuom, kas įvyko. Ne? Ir nu, visokių ir klaidų ten pakeliui pridaroma, yra krūva momentų, kur aš galiu pasakyti, kad aš buvau teisus, o tu klydai. Ne? Ir taip pat man gali pasakyti daug kartų, kad kažkas buvo teisus ir aš klydau. Ir nu, manau, kad klysti žmogiška, bet manau, kad nu, apskritai savivalda yra pati geriausia vieta eksperimentuoti. Tarsi, aš ko nenorėčiau, tai eksperimentų nacionalinių lygmenių. Nes mes tais prakeiktais estarais, ten tuo atstumu tarp gatvių. Nu, akivaizdu, kad kažkas priėmė sprendimą, jo net nepamodeliavęs. Ir dabar kosti visa savivalda, vienu žodžiu, ir kaip čia dabar atkeisti. Man atrodo, kad eksperimentuoti reikėtų savivaldybių lygmenių tas išleistas milijonas į kairę ar į dešinę, nu, nacionaliniu mastu yra lašelis, ne? Bet jeigu mes pradedam nesąmonės daryti jau tokių nacionalinių lygmenių, tai man atrodo, kad tada yra jau toks milžiniškas pinigų kūrenimas, kurio man atrodo, kad reikėtų išvengti. Ir nu, kaip ir atstovauju projektuotojus, bet mes taip pat irgi daug su tokiu politikos kūrimu, su tam tikrą prasme prisidedam per visokias darbo grupės arba šnekėjimą, arba ten dalyvavimą, arba įtikinėjimą. Ir, bet jeigu taip prisiminti Lietuvą prieš 10 ar 13 metų, tai tas pozityvus pokytis jisai yra milžiniškas. Jeigu dar prisiminti Lietuvą, pavyzdžiui, kokią prieš, kai aš buvau mažas, tai, mes realiai nuskridom į kosmosą atgal, apsižiūrėjom, tada, nežmoniškai nuostabių dalykų pridarėm šitoj šalyje. Aplenkėm Ir norėtųsi, kad, tas augimas, jisai, aš suprantu, kad būna tokių sustojimų, bet, trūksta tiek nedaug. Tiesiog tokio common sense kartais, arba tokio savaime suprantamų dalykų traktavimo kaip savaime suprantama ir tokio bendro sutarimo, ir tiesiog judėti į priekį ir mažiau diskusijų apie tos non-issues arba tos neegzistuojančių problemų sprendimą. Tai, nes yra kai kurios problemos, kurios yra akivaizdžios ir tai yra faktai, o kai kurios problemos, kas būtų, jeigu būtų, nuomonė yra. Ne? Tai ir tu nuomonę, kas yra teisus, gali išsiaiškinti tik tai atlikęs eksperimentą. Taip, moksliškai ir viskas. Ačiū labai. Ačiū visų diskusijos dalyvių, ačiū Jums. Atėjo laikas klausimams iš salės. Prašau, mikrofoną. Ar buvo kažkokia analizė, kiek tas siaurinimas paskui įtakojo kainą, jau laiko praėjo kažkiek, kiek įtakoja būsto kainą, kokią to įtakos zoną ar panašiai? Taip konkrečiai aš pasakyti negaliu, bet matosi pagal tuos tyrimus, kur žmonės nori gyventi. Tai pasikeitęs naujamiestis dabar tapo pirmų pasirinkimų ieškant būsto. Kur tu nori gyventi? Naujamiestyje. Kodėl naujamiestyje? Nes pasidarė jisai normalus gyvenamas rajonas. Ta prasme, tai tie pokyčiai gatvių erdvėj paskatino. Ta prasme, taip, labai sunku pasakyti, ar čia, kad atėjo nauji statytojai, staiga naujamiesčio vidutinė kaina pakilo, bet nauji statytojai atėjo dėl to, kad jis tapo tinkamas gyventi tą miesto dalis. Tai tas, man atrodo, iš to daugiausiai matosi to pokyčio, pozityvumas. Dar kitas dalykas matosi, pavyzdžiui, aš irgi, dar savivaldybėje dirbdamas, išėjęs iš darbo, 6 valandą pamačiau prie savivaldybės viešoje erdvėje, tėtis moko vaiką važiuoti dviračiu. Tada, kada mes pasodino medžių alėją, atsirado šešėlis ir atsirado krūmai, kad vaikas nenuvalys į gatvės važiuojamą dalį, neišvažiuos. Tai taip, reiškia, krūmai, medžiai padarė tai, kad žmonės pradėjo tom erdvė naudotis. Ir, man atrodo, šitas pokytis buvo pats svarbiausias erdvės naudojimo prasme, kad gatvėse restoranai pradėjo atsidarinėti, kad ta prasme staiga kažkurios tai gatvelės tampa, tais pasivaikščiojimų, reiškia, tikslais. Tas pats, pavyzdžiui, Panevėžys, ar ne, pakeitė gatvių dangas,
ir tu pradėjai jaustis kaip tiesiog dėl gatvės, kaip mieste ir atsirado kiti miestiški atributai. Staiga ten pradėjo barai darytis, kurie dar veikia ten 2 kartus per dieną, 2 kartus per savaitę, 4-dienį, 5-dienį, nes klientų trūksta. Bet žodžiu, pradėjo kurtis infrastruktūra, miestiška ir miestiškas gyvenimas atėjo ten, kur atrodė viskas. Pamiršta, reiškia, Lietuvos Čikagą su greitkeliais, automobiliais ir užsidarai, reiškia, savo vartus, mano namai, mano tvirtovė. Staiga pakeista gatvių estetika paskatino gyvenimo pokytį. Tai man netgi estetika. Ta prasme, tai šitie pokyčiai labai daug lemia, man atrodo. Ačiū už klausimą, atsakymą. Dar iš salės klausimų? Prašau. Aš iš pokalbio supratau, apie kokią gatvę šnekate, kad Jonavoje per plati, bet ar jūs buvote Jonavoje tuo metu, kai pervaža buvo uždaryta beros 2 mėnesius, ar ne? Ir visas sunkusis transportas važiavo tą gatvę. Ir jeigu jinai būtų siauresnė. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, važiuoja tralas karinis, jis nesugeba išsukti. Uždaromas eismas, karinė policija stabdo judėjimą, kad išsuktų mašiną. Aš noriu pasakyti, kad visą gyvenimą aš jaučiu, kad didesnis batas man patogiau negu per mažas batas. Tai taip ir su gatvėmis. Jeigu jau yra plati, galima ją organizuoti, ten želdiniai, visą kitą. Bet nedarykit, kažin ar verta taip drastiškai siaurai. Kai kur viskas gerai, naujos gatvės, viskas tvarkoja, bet... Aš turiu repliką, ne? Tai jūs siūlot, pavyzdžiui, mano 45 dydis, tai jūs siūlot visiems 45 dydį nešiot, ar kaip? O jūs 29 buvo. Ne, aš sakau tiesiog, vienu žodžiu, kad aš tikrai nevaikščiosiu, bet aš tikrai nesiūlau visiems 45 dydžio nešiot. Ir aš, pavyzdžiui, suprantu, kad kartais būna netradicinių situacijų, stambia gabaričio transporto ir panašiai, tai faktas, bet jeigu policijos reikia, tai greičiausiai tai yra ta tokia netipinė situacija. Bet ir kitas yra dalykas dėl, pavyzdžiui, uošvienė pas mane atvažiuoja kartais savaitgaliais, bet aš irgi nepradedu statytis antro kažkokio kambario specialiai jai. Turime, jeigu mano batai yra 45 dydžio, tai aš nesakau, kad visiems reikia tos 45 dydžio batus nešiotis. Tai va. Labai tikinamai su uošviene. Tai dar apie Jonavą, jeigu papildant, tai tikrai būna situacijų, kad reikia pravažiuoti ir tiem tralam, ir dabar pas mus Via Lietuvos žiedė ten ženklai išvartyti, nes kažką tai karinė infrastruktūra vežė. Bet čia yra planavimo klausimas, tai turbūt ir kalbam apie tą karinį mobilumą, apie aplinkelius, kur turi infrastruktūrą tarnauti tam, kam jinai yra skirta. Tai kai neturim tos infrastruktūros tiek ir tinkamos, nėra aplinkelio dar kažko, tai tenka važiuoti per ten, kur nepatogu šiai dienai ir išiminėti gatvių apšvietimo stulpus tam, kad pravažiuotume. Tai šiai dienai taip yra, bet turbūt čia kalbam apie planavimą valstybės ir miestų ir kažkaip reikia bendradarbiauti ir suprasti, kad negalim dėl to 360 dienų gyventi negražiai, nepatogiai, nejaukiai, tam, kad 5 kartus per metus tas tralas pravažiuotų. Tai tą suprantam. Ir kažkaip tai manau, kad reiks laiko, bet ta infrastruktūra kažkiek susitvarkys. Ačiū. Kad ir kaip bebūtų gaila, laikas atėjo į pabaigą. Ačiū panelinės diskusijos dalyviam. Ačiū klausytojam. Tikiuosi patiko, buvo nenuobodu. Tai gerų kitų pranešimų.